naujas brėžinys ir mastelis. Kad pradėti dirbti su programa Skaitopas, reikia sukurti naują brėžinį. Šiuo atveju aš pademonstruosiu, kad naują brėžinį galima sukurti su komanda new ir pasirinkti brėžinio šabloną iš grafinio redaktoriaus šablonų aplanko. Jame jūs turėtumėte rasti Skaitopas 3 šabloną. Tuo atveju, jeigu jūs nerastumėte Skaitopas 3 šablono šiame grafinio redaktoriaus šablonų aplanke, reikėtų jo paieškoti jūsų dokumentų aplanke. Aplankas Skaitopas 3 šablonas, pasirenkate Skaitopas 3 šabloną ir spaudžiate mygtuką atidaryti. Yra sukuriamas naujas brėžinys šito šablono pagrindu. Jame jūs matote visus reikalingus maketus, kad parengti topografinio plano arba inžinerinių tinklų plano dokumentaciją. Taip pat iš tikrųjų nebūtų nieko tokio, jeigu jūs pradėtumėte nuo tuščio šablono, tarkime nuo numatytojo metrinių vienetų šablono default M. Jeigu aš pradėčiau šitokį brėžinį sukurčiau, jis yra tuščias, jame nėra nei blokų, nei linijų tipų. Bet tokiu atveju programa Skaitopas visus reikalingus blokus ir linijų tipus automatiškai įkeltų iš vidinio programos įdiegimo aplanke esančio šablono. Tai vat, dabar jau kaip ir demonstruoju. Gerai, uždarykime šitą brėžinį ir eikime į brėžinį, kurį sukūrėme Skaitopo šablono pagrindu. Ir dabar paaiškinsiu apie programos Skaitopo mastelį. Mastelis programoje Skaitopas priklauso nuo kintamojo LT scale. Jūs komandų eilutėje galite surinkti LT scale ir nuspaudę Enter suaktyvinti komandą ir pagal nutylėjimą reikšmė yra vienetas. Tai reiškia, kad programa Skaitopas braižys masteliu M1 prie 1000, kai LT scale vienetas. Spauskime Enter ir nubraižykim kažkokį erdvinį objektą, tarkim lapuoti medį. Taip, jis dabar yra braižomas mastelė 1 prie 1000. Pasižiūrėkime į savybės ir matome, kad bloko mastelis yra vienetas. Jeigu mes nustatysime kintamai LT scale į 0,5, reiškia dabar braižysime mastelį M1 prie 500. Braižykime lapuoti ir matom, kad medis dabar erdvinis objektas yra dvigubai mažesnis. Mastelis M1 prie 500. Ištrinkime dabar šitos erdvinius objektus ir vėl nusibraižysiu kelius medžius. Dabar ką daro Skaitopo komanda mastelis? Suaktyvinsiu šitą komandą ir kaip matome, komanda automatiškai nuskaito esamą mastelį. Dabar jis yra prie 500 ir tarkime aš noriu, kad brėžinio mastelis būtų prie 1000 ir vat toks atsiranda pasirinkimas, kad siūlo visų erdvinių objektų mastelį padauginti iš 2. Jeigu pasirinksime, kad taip, jūs šitokiu būdu galite permasteliuoti savo esamą brėžinį, pakeisti jo mastelį. Tai būtų tiek.